Išsiųstios. Kas mums skambina? Tau išsiųstios yra. Nu, labas. Labas. Ką reikia? Aš žinau, Laukiam tavo skambučių. tai linksminomės ir galvojam, kadagi tu mums paskambinsi. Tai aš jau skambinu. Ačiū. Tai mums tau. labai malonu, kad tu Vėliau. mums skambinė. Aš ačiū, prie to žiemos du maišus turiu prisidėjus. Klausyk, tai kaip čia mes tau Sandėliuoja. galim atsilyginti tada? Reikia gerai pagalvoti. Ar tu tiktų natūrą? Mes mokam skust bulves, plaut grindis. Ne, tai reikia. Morkų porą maišų. Su morkom kitaip pagalvosim. O kas tu dar be morkų patinka? Man asmeniškai. Tau asmeniškai. You have a message. Nu, ko tu dabar bijai, jeigu į tave žiūri 3 vyrai, tai tu bijai pasakyti, taigi neprimuš tavęs jie, pasakyk. Vaita, aš nebijau pasakyti. Nu, tai ko tu dabar tada tyli? Uždaužys morkom. Nu ką morkas? Prie ko čia morkas? Paklubdys miškė ir uždaužys morkom tave savo? O, gali būti viską. Tau tai patiktų. Tai tada jau tark paskutinį žodį, kad mes tave geruoju prisimintume. O tai jau viskas bus jau. Ne, nu tai kad tu nedrasi pasidarai kažkokia. Baigtų. Tai jeigu pradėjai, taip ir pabaig, kaip SMS sakant. gavai ir viskas Nu, davai, pabaigiam. Pabaigim. Nu, Visi tai kas kartu. tau patinka, sakyk. Tai Tu pabaig, sakyk. Girdi, jeigu toks taip drąsus, tai girdi, gal pakalbėk. Paprikolį, girdi. Dar žinai, ką pasakyti. Sakykėjams, tipo, girdėt, paprikulinkit. Girdi knygutę, girdi tą. Pasakyk, kad, tipo, yra morkos tenais, pasakyk. O tu irgi tokia pati aukšto intelekto kaip ir tavo draugai? ta prasme. Nu, tipo. Ne? Tipo. Ne, tu fainesnė, ar ne? Įrodyk. Nu, tai va, tai dabar nebežiūrėk jau į savo vaikiną, kuris nebejoju dabar jau, supranti, Biškitilės dabar jau jisai. yra be pokštelintis į kelnes nuo excitemento. Nu tai sakyk man, kas tau patinka? Iš tikrųjų, tai man tu patinki. Tai mums palikti vieną judų. Ką daryti? Rolandai, tu su ją. Rolandai, tu su ja. Jo, man liepia taip dabar daryti, nors... Taip pat, jam jau viskas, dabar reikia Rolando pagalbos. Ta prasme, kam viskas? O kam? Tam pačiam. Nu, tu su Rolandu kalbėjai. Tai tu su manimi kalbėjai? Ai, tai jau aš su Rolandu šveikiau. Tu sumaišiai gal? Tai gal ne aš to patinku iš tikrųjų? Nu, gal ir ne tu. Tai tada, o kuris, kad galėtų jisai pradėti toliau šnekėti? Pas tą, kurį labai gerai viskas stovi. Tai Jonai, tau tada. Nes Jonas man, kiek buvom Londone, 2 rytus iš eilės rodė, kaip jisai pabunda ryte. Prie sienos. Jisai pabunda ar jam pabunda? Nu, Visai. Kaip tu galvoji, kada vyras pabunda? Ne, tikrai ne tada, kai atsimerkia. Ai, vyras pabunda. Aš galvoju, kad vyrai pabunda. Nu, kaip Aš kam patinka. Rolą pažadinu. Aš mėgu su vienu vyru, tu kaip suprantu su daugiau, ne? Nu, jo. Šaunuolė, stipri moteris. Nu, tai aš jau galinti. Tai tau patinka Jonas, taip? Man patinka tik visi 3. O, kokie tu... Va čia tai mandagumas, šaunuolė. Ne taip kaip tavo tas draugas, kur šalia sėdi. Tas, kur sako, Nu, girdiba, pasakyk. Aš kadangi nemoku, tai tu gali pasakyti. Kuo užsiemat? kuom geriam tekilą. Wow, pirmadienį. Nu, tai pirmadienis, toks ir sekmadienis. Yra sakoma, kad pirmadienis yra mažasis antradienis. Nu, tai va būtent. Nu, gera su pirmadienio pradžia, klausyk. O tai jūs savaitgalį nesilinksminot tiesiog, ar čia jūs dar tęsėt savaitgalį? Tai atrodo. Ar jūs tiesiog bedarbiai? Mes, bet, Bingo! nu, gal, iš dalies. Bet Nedirbam būtent šiuo momentu. turtingi bedarbiai tokie, jeigu tekilą gerat, aš... Nu, tai aš tą patį galvoju. Aš Все уже украдено до нас. supratau, ir sumastėt paskambint, nes... Nes jūs man visi 3 patinkat. Kaip džiugu. Ir ką toliau? Man pasiūlysim jums išgerti tekilas, bet kadangi jūs dirbat ir jūs esate nebedarbiai. Tai kad mes geriam ir darbo metu, žinok. Va, čia jau kažkas geriau. Nu. Problemos aš šiandien matau visiškai jokios. Tai kada už kelių minučių privažiuoti ir
O tu dar vairuoji? Ar tu atsitemps ir tos, tipo... Ne, tai... Nes ir čia ir taip jau gana 3 falai sėdi, tai ką mums čia dabar? Nu, jau žiūrėsim. Ar tavęs neišleis vienos? Ar sutilpsime visi į tavo mašiną? Tai mes sutirpsim tikrai, nepergyvent dėl to. Tikrai nepirėsim nesu mašiną. Maladies, ten žiūrė, dabar patys prikolim iš savęs. Nu ką, turėsit ką šią savaitę aptart, aš kaip suprantu, ne? Nu, jau, tavo balsą ir tavo šneką tikrai ką aptarsim. Keidė, prigolinkti. Tai žodžiu, sėkmės, sorry, kad šį vakar nebus full house į vieną mašiną. Nu, labai gaila. Tai mes 3 skilučių tiek turiu. Nu, sveiki. Nu, va, ir pasidarė pokalbis jau nebeįdomus. Jūs pašnekėjote per kosą, tu būdavo rame. Ką? Sako, niekada gyvenime negalvoju, kad jūs pašnekėsiu, bet pašnekėsiu vieną kartą, ne. Nu, smagu. Nu. A geriau, kur yra kešių paimti? Man atrodo, o jūs iš kokio miesto esat? Klaipėdos. O, tada nežinau. Nu, matai, mes norim kešių, norim pisą pasimti. Pisa žinau, kur gera. Pisą kur? Pisa geriausia yra, žinai, kur prie tilto. Su medžiais. Su medžiais? Nu, pisa su medžiais yra. Ten tarp medžių pisa. Jo, čia normaliai. Normaliai. Ką jūs veikat iš visą valgį? Va, tai gero Tai jums tiek. kaip ir vakaro tuomet. Jo. Ačiū už pokalbį. Iki. Iki. Nu va, Pakimęs. Mr. Buzz Pakimęs, jo, toks. Po savaitgalio matyti dar. Nu, bet tas, kur, žinai, būna Mr. Buzz Killington, kur, tipo, žinai, visi turi puikią diskusiją kažkokią, tai ir tada ateina vienas ir maždaug taip, ar kas nors nori išgirsti puikią istoriją apie tiltą? Ar, žinai, kaip būna, jo, čia lygiai iš tos pačios serijos, kai groja kokie nors, pavyzdžiui, didžiai ir prieina, kas, girdi, duok vieną gabalą paleisti. O čia iš tos serijos, ne? Būna. Nu, bet nieko. Kažkas dar skambina. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Gink nach ezelė. Maladės. Va čia taip labai šauniai pasirodė, klausyk. Kai, malonės. Bet taip, Kad, žinai, būtų bent jau nesusi... Tada viskas okei dabar. čia iš tos serijos, kur, mami. Nu, nothing. Čia iš tos serijos, kur manęs mažo tėvelis neapkabindavo, dėl to dabar elgiuosi taip. Jo.